2013 m. lapkritį sėkmingai užbaigti povandeninės elektros jungties Nordbalt statybos parengiamieji darbai. Per itin trumpą laiką atlikti horizontaliojo gręžimo darbai po Kuršių mariomis ir Baltijos jūros pakrantėje, bei įtaisyti 2 vamzdžiai, per kuriuos pavasarį bus traukiami Nordbalt jungties elektros kabeliai. Gręžimo darbai vyko 2 laikinose statybų aikštelėse, sumontuotose abiejose marių krantuose – Alksnynėje ir Klaipėdos pusėje. Maždaug 3 futbolo aikščių dydžio statybvietėse darbavėsi vokiečiai ir lietuviai dirbo 24 valandas per parą. Darbų aikštelėje sumontuotose monitoriuose rangovas metras po metro atidžiai stebėjo gręžimą. Visas darbas pavyko sklandžiai. Įmonės dirbo tvarkingai, skyrė didelį dėmesį aplinkai ir nuolat konsultavosi su Kuršių nerijos nacionalinio parko specialistais. Gręžimo darbams buvo naudota natūrali medžiaga – molio miltelių ir vandens mišinys bentonitas reikalingas gręžimui. Po atlikto darbo išrinkę statybų aikšteles rangovai išsivežė atliekas, o medžiagas naudotas gręžimui išvežė perdirbti. Kitas Nordbalt darbų etapas prasidės 2014 pavasarį. Pasibaigus žiemiškiems orams į Baltijos jūrą išplauks modernūs kompiuterizuoti povandeniniams kabeliams tiesti skirti laivai. Numatomi 7 tokių laivų reisai Baltijoje. 10 metrų gylyje po mariomis nutiestais 1,5 kilometro ilgio plieniniais vamzdžiais bus traukiamas Nordbalt elektros kabelis. Balandį nuo jūros pusės atplaukęs kabelius klojantis laivas į nutiestus vamzdžius įleis pirmuosius kabelius, kurie bus traukiami vamzdžiais iš jūros į Kuršių neriją. Per 2014 metus bus atliekami darbai sausumoje tiek Kuršių nerijoje, tiek Klaipėdos miesto ir savivaldybės teritorijose. Čia elektros jungties kabeliai bus klojami 1,5 metro gylyje po žeme. Darbai neturės įtakos automobilių eismui, nes sankirtose su keliais kabeliai bus traukiami po žeme, nepažeidžiant grunto. Visi kabelių klojimo darbai po Kuršių mariomis ir sausumoje turės būti užbaigti iki 2014 metų spalio. Nordbalt jungties statyba yra unikalus projektas, Lietuvoje įgyvendinamas pirmą kartą istorijoje. Lietuvos ir Švedijos elektros sistema sujungsianti elektros jungtis Nordbalt yra valstybės strateginis energetikos projektas, kurį įgyvendina abiejų šalių elektros perdavimo sistemos operatoriai Litgrid ir Svenska Kraftnät. Planuojama, kad elektros jungtis Nordbalt pradės veikti 2015 m. gruodį.